Sveiki. Pilnatis Skorpione. Grinai beveik šiuo metu, kai aš pasakoju, nieko baisaus, jinai dar bus aktyvi artimiausias kelias dienas. Dėl to noriu nepraleisti ir atkreipti jūsų dėmesį į šitą skorpionišką pilnatį. Jinai vadinasi pumpurų, žiedų pilnatima, štai aš prisipirkau jų. Ir dar jinai vadinasi kiaušinių dėjimo pilnatimi. Visaip jinai vadinasi. Ir pieno pilnatimi, iš tikrųjų čia priklauso nuo kultūros, nes vienose kultūrose, pavyzdžiui, sakykime, dėl ko taip, paukščiai pradeda perėti kiaušinius, karvės duoda daugiau pieno, dėl šviežios žolės daugiau, įvairios priežastys yra. Bet esmė yra ne pavadinime, o esmė yra savijautoj, sakykime, nes pilnatis visą laiką labai yra emociškai įtemptas laikas. Saulė yra Jautyje šiuo metu, Mėnulis yra Skorpione. Tai labai intensyvi ašis, labai seksuali, labai finansiška, labai energetiška, kadangi tiek Jautis, tiek Skorpionas yra savininkai, tiek Jautis, tiek Skorpionas mėgsta kaupti nuoskaudas ir abu jie skirtingai žiūri į pinigus. Jautis sako, čia mano. O Skorpionas sako, tas, kas tavo mūsų, o tas, kas mano, yra mano. Ir jaučiasi apie tai visiškai gerai. Tai žodžiu, tos visos temos finansinės, su bankais, su giliomis emocijomis, su emocinėmis priklausomybėmis dabar gali labai kilti į paviršių. Reiktų prisiminti, kas vyko, geriausia prognozija jums patiems bus, reiktų prisiminti, kas vyko lapkričio 20 2025 metais, lygiai prieš 6 mėnesius, nes visuomet gegužį vyksta pilnatis Skorpione ir kokia nuostabi pilnatis ir pasakoju jums ne bet kas Saulė Skorpione. Taigi esmė yra tokia, kad tie visi dalykai, kurie prasidėjo jūsų gyvenime lapkričio 20 praeitais metais prieš 6 mėnesius, jie dabar įgauna formą. Tai yra rezultatų laikas. Pilnatis labai įtemptas laikas, bet tai yra vienaip ar kitaip taip yra rezultatų laikas. Tai yra tokia mano, tavo, mūsų, tai yra tokios jėgos kovos, kas čia pagrindinis, kas čia svarbiausias. Tai yra labai gilūs šešėliai, kurie kyla į paviršių ir iš tikrųjų pats laikas labai intensyvus, nes jau gegužės 5 dieną, aš jūs noriu dabar tikrai perspėti, gegužės 5 dieną Plutonas apsisuka į retrogradinį